Taigi kalbėk, labas. Ką norėtume sužinoti? Kaip greičio ruožai? Nu šitas tai labai greitas. Visai su tramplinais. Kiti visai tokie nieko. Nu rytojus parodys iš tikrųjų. Šiandien sunku dar ką ir pasakyti. Bet apie šitą tai galiu pasakyti, kad labai greitas. Kaip naminė ralį gal nes. Vaida, tai ką tu ten veiki? Naujas amplua. Tai šiaip galvoju, ar sunkus tas darbas, šturmaną tai reikia pabandyti, tai kažką tai petskeliojam. Iš tikrųjų, tai Vaidotas mokos, tai čia mano pirmas ralis, tai sunku ir pasakyti, kaip jam atrodo čia iš šono. Bandysim kažką pripatskelioti, ar rytoj parą žiūrėti, kaip čia seksis. Kaip sekasi susirašyti? Puikiai. Po biškelį jau įsivažiuojam vėl į tą ritmą, keliai džiugina, viskas fainai. Kokie greičio ruožai čia Šilalėje? Greiti. Tikrins mus, man atrodo, greičius. Sveiki. Labą dieną. Ką gero paruošė Šilalės organizatoriai? Nu, va, tik tai pirmas dopas da, tik tai. Bet Tai pradžia gera. Pradžia nebloga. Greita? Dopukas geras, neblogas. Ačiū. Ačiū. Lamantai, ką čia veikia? Ką veikiu? Bandau susipažinti su mašina ir su trasa. Ir ką paruošė Šilalė jums? Tai va, staigmena. Ryte teko automobilį pakeisti. O kur golfas? Neišvažiavo iš garažo. Nors vakar viskas gerai buvo. Kaip greičio ruožai tavo? Šitas tai piktas. Greitis baisiai. Ir toks smagus, bet ir greitis. Šitas geras. Bet dar tik du susirašėm, tai 1-4 ar šitą toliau nežinau, pažiūrėsim. Gerai, ačiū. Labas. Labas. Tai grįši į aikštelę. Taip. Ar pavyko susitvarkyti automobilį po Žemaities? Manau, kad taip, dėl to čia atvažiavam, kad pasižiūrėt ir tikrai išėjo susitvarkyti. Kaip greičio ruožai Šilalėje? Greiti, labai greiti. Labai. Labadiena, panaičiai. Kaip sekasi jums? Nu, norėtųsi geriau, biškai lėtai kažkaip. Bet va, per valandą 2 susirašėm, tai gerai gal. Tai dar 3 liko? Tai dar 2, tam gali ir dar tie 2. Šis, Tai šeši, taip, jo. Dar liko. Ir kaip tie 2? Nu, turi tokių niuansų, ten vienas, kur prieš tai pats pirmas prie karvių tokia vieta įdomesnė ten, prie griovio tokia. Čia dabar pabaigoje irgi spilpai tokia suguldyti prieš finišą, tai įdomi ten. Kaip šiaip nauji greičio ruožai, ar patinka, ta prasme, nu, faina atvažiuoti į naują regioną? Jo, žinoma. Nes norėjau važiuoti ten tos pačius. Šiemet daug tokių. Jo, realiai šiemet, tai kiek čia ralių naujų? Beveik visi ralių naujų, tai vos visas sezonas naujas. Tai fainai. Sveiki. Sveiki. Kaip greičio ruožai jums Šilalės? Nu, smagus, greiti. Bus labai daug greičio ruožų po vieną kartą važiuojama, tai padės jums? Tai ar trukdys labiau? Nu, mes paprastai antrą kartą važiuojant pasigerinam, nes pirmą taip atsargiau, tai velniai žino, kurie iš pirmo karto greit važiuoja. Tai bus matyti. Sveiki. Labas. Finišas palei autostradą turbūt ne kasdien būna ralyje, ne? Įdomiai. Lenktyniausiams, tai tie, kur viršina greitį autostradai, mums galima viršyti, čia galėsim. Gazuosim daug. Kiek mūsų mašina traukia? Šturmanas susikaupęs. Dirbam. Stengiasi visą laiką. Kad nebūtų kaltas, žinai, kaip yra. Kaip greičio ruožai Šilalės tau? Fantastiški, aš sužavėtas, taip prilyja, o grynas žvyras ir net neklampu ir tikras žvyras. Čia tikrai greičio ruožai. Tikras ralis. Ačiū. Neblogi ir man greičio ruožai. Kaip žiūrėjau per Memsus bišti užmečialį, galvoju, kažkiek bišti posės 2 kilometrų, čia apie nieką. Dabar kai važiavam, tai žiūriu, kad čia smagu būtų ir man važiuoti. Papasakok, kaip surašai stenogramą? Lietuviškai, paprastai, suprantamai, kad suprasčiau ir kad pagreičiau pravažiuočiau. Tai jau. Kokį įspūdį greičio ruožai Šilalės paliko tau? Yra daug vietų greitų, kur turi pasitikėti stenogramą. Tai va tokių. Matysim. Šiaip yra klaidingų vietų, tai stengsimės patikti kuo geriau. Kaip greičiai bus vidutiniai šio ralio? Turėtų būti nemaži. Ganėtinai greitas atkarpos, tai manau, kad bus įdomu. Ne kažką daug nusileisti, tiek sprintui, tiek A lygiai. Nu, tai pagal greičio. Labą dieną.
Ar tikrinant antrą kartą važiuojant šitos greičio ruožus stenogramą pakeičiat šiek tiek? ar Biškelį nelabai? reikėjo vietom pasikeisti, nes buvom pražiopsoję tą apvažiavimą rulonų. Tai pasitaisėm, o šiaip daug maž viskas gerai. Kokį įspūdį Šilalė paliko? Šiaip labai smagus ruožai, tikrai nesitikėta kaip mini raliai. Tikrai pirma sekcija labai greita, o čia Dar matysim. Kokia yra paslaptis geros stenogramos? Geros stenogramų. Daug treniruočių. Ir neskubėjimas. Kaip sekasi susirašinėti greičio ruožų Šilalės dabar? Puikiai. Labai gerai. O patys greičio ruožai? Labai patinka. irgi. Labai laukiam, kada galima bus pilnu greičiu pravažiuoti. Jie tokie dinamiški, bet to pačiu plaukiantis iš kitos pusės. Tai turėtų būti labai smagu.